Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes Šiaulių miesto centrinėme stadione ir čia netrukus Baltijos. O dabar Spenazato kelia kampinį ir gana pavojingai. Kamuolys prasidėjo ekipos atakų Smaigalyje. Aišku, dažnai netoli jos būna Lazdauskaitė ir 11 metrų baudos smūgis. Na, žiūrime. Smūgis ir 1-0. Vartininkė šoka į vieną pusę, tuo tarpu kamuolys skrieja kitur ir Vilniaus ekipa išsiveržė į priekį. Įsilėjo į MRA Žalgiris, į MFA Žalgiris Marų vardų gretas, o čia vėl Ugnė Lazdauskaitė kaip gerai apsisuko. Aišku, jeigu prarastum tokioje vietoje kamuolį, tai labai dažnai gali būti nubausta. Čia smūgis ir 2-0. 2-0 Olamidė Dugba smūgiavo tik priartėjus prie baudos aikštelės ir pelnė dar vieną įvartį, savo antrąjį. Čia žiūrim. Tuo tarpu čia Tamara Braun. Perdavimas, gera situacija ir 2-1, Lauras Spenazato, puikiai gintros ataka, geras Tamaros Braun perdavimas ir Lauras Spenazato švelnina skirtumą. Na, užsiminiau apie tos baudinius ir dabar jie šiek tiek ir priartėjo. Na, čia ta reta situacija, kuomet nereikia tų rankų kilnuoti, reikia gintis, nuošalės ten nebuvo. Romanovskos geras perdavimas, smūgis nepavyko. Panašiau į raudoną kortelę. Na, Lauras Spenazato, perdavimas, išmuštas kamuolys. Mikutaitė, smūgiuoti nepavyko, dar vienas smūgis pro šalį. 3,5 minutės praėjo, neužfiksavom, kiek buvo pridėta. Meda Šeškutė. Eloin Lola puikiai laimi dvikovą ir tai yra viskas. Tai yra viskas 2-1, sveikinimai